Šitas dalykas tave gali padaryti šiek tiek kvailesniu. Kai mokiausi mokykloje, aš viską žymėdavausi spalvotais tušinukais, žymekliais įvairiausiais. Tai mokslo metų gale mano sąsiuviniai atrodydavo kaip vaivorykštė tiesiog. Prisipirkdavau įvairiausių mielų markerių, nes man tiesiog patikdavo. Ir aišku, žymintis vis laik galvodavau, kad aš mokausi ir belekiek daug išmokstu, nes aš vis laik pasižymiu kažkokią spalvą, kas yra svarbiausia. Bet realybė yra tokia, kad aš tiesiog savo galvoj susikūriau iliuziją, kad mokausi. Nes žinoma, žymėjimas jis atrodo labai produktyvus, bet tu tiesiog dažniausiai spalvini arba tiesiog spalvoji savo tekstą. Ir tada mūsų smegenys nebedirba, nes jos fokusuojasi į žymėjimą ir spalvinimą teksto. Geriausias dalykas tas, kad atradau Astra.ai programėlę, į kurią dabar tiesiog įkeliu savo, pavyzdžiui, konspektus ir paprašau, kad man sugeneruotų išsame santrauką, kas yra svarbiausia. Gal ten, pavyzdžiui, kažkokios sąvokos yra svarbiausios, kad man jas dar labiau paaiškintų ir tai yra žymiai geriau, negu tiesiog žymėtis tais spalvotais markeriais. Tai jeigu tavo irgi vadovėlis atrodo kaip vaivorykštė, manau laikas išmesti jau to žymeklius į šiukšlinę.